Kėdainių Lifosos futbolininkams atiteko 6 vieta Lietuvos futbolo federacijos 1 lygos čempionate. Tai paaiškėjo po sužaistų paskutiniojo turo rungtynių su Jonavos Lietavos komanda. Kėdainiečiai pralaimėjo rungtynes rezultatu 1-4 ir užleido 5-ąją poziciją jonaviečiams. Nesėkmės paskutiniuose turuose patyrusi Lifosos komanda nesėkmingai pradėjo susitikimą su Lietava. Pirmasis įvartis į kėdainiečių vartus skriejo 27-ąją minutę. Laurynas Tonkus įsiveržęs į baudos aikštelę gavo perdavimą ir pelnė pirmąjį rungtynių įvartį. Pirmajame kėlinyje abi komandos turėjo progas pasižymėti, tačiau to padaryti nepavyko. Antrajame kėlinyje Jonavos Lietavos futbolininkai 47-ąją minutę dar kartą nubaudė kėdainiečius. Albertas Ramonas gauna perdavimą ir pelno įvartį. Lietava pirmauja rezultatu 2-0. Po nesėkmingos atakos neišlaiko Arūno Šteino nervai. Žaidėjas už kalbas yra išvėjamas iš aikštės. Tuo pasinaudojo Lietava ir 57-ąją minutę Arsenij Buinicki pelnė 3-ąjį komandos įvartį. O už 5 minučių Lietava jau pirmauja 4-0. Aleksandras Popovas 70-ąją minutę dar pelno garbės įvartį, tačiau tai nuo pralaimėjimo neišgelbėja. Blogai vertinam, kaip čia galima vertinti, kaip pralašė 4-1 iš tikrųjų. Didelį įtaką, manau, turėjo tas išvarimas, bet tas išvarimas buvo tikrai teisingas, kuris teisėjas nepadarė tikrai jokių klaidų dėl to. Maloniai, aišku. Paskutinės varžybos ir jeigu turninę lentelę žiūrėt, mums tik pergalės reikėjo norint 5 vietą užimti. Ir dar vienas dalykas pas mus yra Arsenijus Buinickis, kuris šiame čempionate kovojo su Pėkličium dėl rezultatyviausio žaidėjo. Tai va, malonu, kad jisai šiandien irgi 2 kartus pasižymėjo ir mano žiniomų lyg tai Pėkličių šiandien neįmušė. Tai kaip vat, ir dviguba tokia pergalė, sakysim, ir 5 vietą ir rezultatyviausias žaidėjas, malonu. Sezonas iš tikrųjų buvo permainingas. Pradžiai labai gerai pradėjom, startavom, atrodė, kad tikrai ir tos nuotaikos buvo labai geros ir tikslai klubo buvo pakilę, negu kokie buvo iškelti prieš pradžiai sezoną. Vėliau į pačią pabaigą sezoną iš vis praktiškai galima sakyti, kad tragiškas buvo. Nes paskutinės 4 varžybos tai buvo tikrai tiek rezultatai, tiek žaidimas tikrai netenkina nei mūsų, nei žaidėjų pačių turbūt. Mano fizinio pasirengimo. Buvo prastas fizinis pasirengimas, reiškia, čia jau trenerio kaltas. Tai reikės barti trenerį? Taip, tai čia jau vienintelis dalykas, kuris treneris dabar kaltas, dėl kurio yra. Šiaip paprastai buvo prieš sezoną mums pasakytas uždavinys, kad būti aukščiau galima 5-6 vietoje bus labai gerai, bet tai dabar, kai įvykdėm tą, atrodo uždavinį, bet kas buvo galvota praėjus kokiems 5 turam, tai tikrai visi buvom jau pakilėti ir galvojom apie prizinę net vietą. Bet va, sezono pradžios uždavinius įvykdėme, kai sako. Kitas bus geresnis. Tikėkime, kad kitas bus geresnis. Dėkui, sėkmės. Gerai, dėkui. Debiutinėme Lietuvos futbolo federacijos 1 lygos sezone kėdainiečiai už nugaros paliko Klaipėdos Atlanto, Šilutės ir Minijos komandas bei U19 rinktinę. Lygos čempionais tapo FBK Kauno futbolininkai.